Na ir kągi, sveiki gyvi. Šiandien norėčiau truputėlį parodyti vėl apie savo soją. Pažiūrėsim, teko pravažiuoti per visą praktiškai Lietuvą, nuo pietinės iki šiaurinės Lietuvos, viduriniai Lietuvoje, ir palyginti šiek tiek koks išsivystymas. Aišku, negali 100% lygį, dėl to, kad dirvožemiai skirtingi, skirtingos technologijos sėjos ir žemės dirbimo. Tai pasižiūrėkim, kokie rezultatai šiai dienai. Dabar yra šiandien 26, kai filmuoju, o tas buvo apžiūra ten skirtingom truputėlį dienom. Tai dabar, kai temperatūra tokia, sakykime, jau apie 30, soja jinai labai atsigauna, nes augalas yra šilumamėgis, jisai mėgsta šilumą ir jaučiasi tikrai labai gerai. Tai pradėkim nuo mano lauko dabar šiai dienai. Tai soja, čia aišku galų laukė, čia yra, jeigu matote, priekį yra bandymai mano, 4 veislės yra pasėtos. Čia ta šviesi yra mairika, bet jos tos veislės yra tokia specifika, jinai šviesesnė yra. Čia po to marzena, liska ir ten brunensis yra. Apie kiekvieną trupučiuką galėsiu papasakot, bet čia dabar labai kažko tai neįsiplėsiu, dėl to, kad paprasčiausiai soja dabar toks yra momentas, kada jinai pradeda startuoti, pradeda žydėti, ir kai prasidės javapjūtė, išvažiuosim į laukus kulti kviečių, soją užmiršim, o jinai tuo momentu hop į viršų ir šuliuoja. Aš jau eilę metų auginu soją, tai tikrai žinau, kai dabar atrodo nervuojas, vaikščiai po lauką žiūri, nieko čia gero atrodo nėra, vis tiek čia jinai graudžiai atrodo. O kai nukuli kviečius, tu nematai, kai jau apjūti tiksliau įsibėgėja, tu neturi laiko lakstyti ten kas antrą dieną į tą soją, žiūrėti, kaip ten jinai atrodo. O jinai tuo momentu labai gražiai auga. Tai va, tai kai kiti, sakykime, žirniai, pupos, tokios kultūros yra, dabar tie karščiai, sakykime, pupų pats žydėjimas yra. Ir dabar tas 30 laipsnių su viršum paprasčiausiai sterilizuoja pupų žiedus ir dažniausiai būna taip, kad neužmezga pupos. Tai va, toks trūkumas. Aišku, vienos pupos anksčiau pasėtos, kitos vėliau pas ką yra, tai čia gal kai kas įprašoks šiemet su tais karščiais, visko gali būti. Na, tai ir užtenka, o dabar biškį trupučiuką pasižiūrėkim, kaip čia ta soja atrodo. Tai va, tai čia yra galų, kai pas manęs yra pasėta liska, yra čia sėta su gaspardo, tiesioginė sėja pasėta, ir čia kas 36 yra tarpueiliai. Soja tokia, dabar jau, sakykime, kaip yra dabar, du lapai, paskui pirmas trilapis, antras trilapis ir jau dabar trečias trilapis yra, sakykime. Ir va čia jau šitose vietose kaip ir turėtų žiedeliai būti. Nu, pasižiūrėkim, mairika, jinai yra ankstyvesnė veislė, tai jinai jau gali būti, kad jinai ir žydi. Nes Kauno rajone jau, kaip žiūrėjom, marzena jau žydi. Nu, tie žiedai tokie, sakykime, labai nėra įspūdingi ir tikrai nesimato taip įspūdingai labai. Tai čia, pavyzdžiui, pas mane, matote, augalinės liekanos visos ant viršaus, iš po
Čia buvo tarpiniai pasėliai pasėti rudenį. Va, gyvas pavyzdys. Dar dobiliukas po šiai dienai yra išlikęs. Tai, čia va, būtent siejamosius suvažiavimus, už tai toks gaunasi, kad labai platus tarpueilis. Tai kai kuriuose laukuose žiūrėjau, žmonės įvairiai pasėję yra, ir kas 12 cm sėjo, ir kas 25, ir kas 70 cm. Įvairiom siejamosiam yra sėta, tai labai įdomus rezultatai. Gaila, filmuoti nefilmavau, tik tai nuotraukas padariau, tai ta prasme pasidalinsiu čia ekrane, parodysiu jums būtent tas nuotraukas, kaip atrodo tie vaizdeliai. Tai ir pradėkim tada nuo šitų dalykų apžvalgų. Tai pas mane sėta būtent gegužės 1 šitame lauke. Ir, kaip minėjau, tiesioginė sėja yra žienas pasėta. Po to sudygo man soja praktiškai 23, kažkur 26 gegužės, nes kadangi pavasaris buvo gan vėsus toksai ir sausas palyginus, tai, kaip pasakyti, nepavyko idealiai to gylio išlaikyti, tai pasisėjo truputėlį nelabai tolygiai, bet aš kaip matau dabar, palyginus nėra tai blogai. Pagrindinė problema, tai usnių nepavyko sukontroliuoti. Jų čia lauke ypač yra kai kuriuose vietose, kur lomesnės tokios vietos, usnių yra tokie pudurėliai. Tai nelabai gražiai atrodo, bet aš manau, kad sojai nelabai trukdys, nes jinai vėlai kuliama. Tai viskas bus gerai su tuo dalyko. O daugiau tai yra pas manęs panaudota korumas 1 litras, bet tas purškimas buvo atliktas gegužės, kažkur tai visiškai pabaigoj, o gal netgi ir birželio pradžioj. Reikia žiūrėti žurnalą. Tikrai negaliu pasakyti taip atmintinai iš atminties. Tai va, bet ilgai pas manęs nebuvo žulių visiškai, kadangi žemė nejudita, o tas pasėjimas praktiškai buvo kaip ir nematomas, toksai pasėtas, minimaliai tą pajudytą žemę, tai ir tų žolių nesuaktyvavo labai ir korumas kuo puikiausiai suveikė. Žirniam korumas gan neblogai tinka, tai pupom šiek tiek biški, sakykim. Bet yra tų įvairių visokiausių herbicidų, yra ir žmonių variantai įvairūs, yra bandymai atliekami. Aišku, čia Lietuvoje registruotų daug nėra tų herbicidų. Pagrindė tai yra kontaktinis, tai korumas, o dirvinis tai yra konaksis registruotas. Tai realiai taip ir laikomės šitų reikalavimų. Tai va, dar vienas toksai pastebėjimas, kad šiemet pas ką buvo pasėta soja, sakykime, tankiau, jinai šiek tiek truputėlį pratysus yra ir galimai toksai, kaip pasakyti, ir pliusas, ir minusas, nežinau. Bus matyti, reikės pastebėti tolimesniuose tuose tarpsniuose, kaip ten atrodys. Nes, kaip pasakyti, sojai reikia daug saulės. Ir jeigu taip pasižiūrėjęs, jeigu ta taisyklė yra iš rytų į vakarus sėti, tai čia labai, aš sakyčiau, būtų teisingas toksai sėjos būdas iš rytų į vakarus, kadangi didžiąją dalį saulė visą laiką šviečia taip į lauką, kaip dabar šiuo momentu pas manęs, ir praktiškai visa soja gauna
to, nu, va, tai jeigu pasižiūrėtumėt, va dabar, va, pavyzdžiui, va šitą, va, šitie augalai, va, pavėsį duoda, kaip matot, va, iki šitos vietos, o šitie augalai vėl pilnai saulėj, 100%. Jeigu saulė šviestų iš čia, tai va šitas augalas šitam pavėsį daro. Nu, čia va tokia taktika yra, ką aš norėjau pasakyti, kad iš rytų į vakarus. Tai čia, aišku, čia nebūtinai tai to laikytis, bet viena iš tokių, sakykime, paslapčių yra būtent šita paslaptis tokia, kad laikytis to. Čia ne vien sojai, bet ypač sojai labai tas variantas labai tinka ir patinka šitam dalykui. O kai pasėjai kas 12 cm, tai vat pasižiūrim, yra tokių variantų, tai soja tikrai jinai aukštesnė, išsivystymas realiai tas pats, 3 trilapis eina, bet tarpai tie trupučiuko pratysė aukščiau. Nu, pliusas yra tame, gal sakykim, kad ten kūliant, gal trupučiuko bus apatinis aukščiau tos ankštys, bet kas liečia derlių, nežinau, nes soja, jinai, kai rečiau yra pasėta, ką toliau pamatysim kituose filmukuose į ateitį, tai būtinai prenumeruokit kanalą, ką domina ypač soja, sakykim, pasižiūrėkite ir pasekite. Aš tikrai pasistengsiu įkelti daugiau tų filmukų apie soją ir galėsit pasižiūrėti, kaip soja reaguoja į tą tankumą, nes aš pernai buvau pasėjęs soją savo kas 45 cm. Nu, ten trūkumų buvo kitų, ten žemės dirbimo buvo klaidos padarytos, bet soja labai gražiai įsišakoja, kadangi retai yra. Ir vat pavyzdys čia, kur yra pasėta šakiuose, lygtais, jeigu neklystu, kas 70 cm pasėta, tiek liska, tiek marzena, jinai gan gražiai atrodo tos eilutės, nors ten ir birželio 22 lygtais buvom ir ten vat, palei nuotraukas galim pasižiūrėti, kaip atrodo. Dabar, sakykime, atrodo dar tokie kaip ir didoki tarpueiliai, bet patikėkit manim, aš, pavyzdžiui, galiu iš praeitų metų parodyti nuotraukas, kur yra kas 45, jos net susisiekia tarpusavį, jos, ta prasme, šakojasi. Kuo rečiau yra pasėta soja, tuo jinai labiau šakojasi į šonus. Tai va, tai toks va, dar vienas toksai pastebėjimas, va, iš kažkur tai pupa pasisėjus tarp sojos, jos čia neturėtų būti. Jos neturėtų būti, bet iš kažkur tai jinai čia yra, nu gal čia šiaip buvo tarpiniai pasėliai pasėti ir ten pupos biški buvo, tai gali būti, kad jinai rudenį sudygudavo pavasarį, gali būti ir toks variantas. Tai va, tai kaip matote, eilutės jos gražios, tvarkingos. Čia tik, kaip minėjau, pagal spalvas yra atspalvis. Kas liečia veislės, nežinau, aš pirmi metai auginu dabar tas visas 4 veislės, kurios yra Lietuvoj, kurias atstovauja firma ProGrain. Čia yra kanadietiškas veislės, čekų firma daugina juos, o Lietuvoje atstovauja Kazimieras Svečiulis ir puslapis, internetinis puslapis yra Soja LT ir ten galite pasiskaityti, ten informacijos yra daugiau. Tai va, ir tokias tokelės. Tai va, ir šiaip jau soja žydi. Va, Kauno rajone, va, tokie va jau
jau žiedeliai jie nėra įspūdingi, ta prasme, bet kai kamera pritraukia iš arti, pasižiūri, tai labai graži ta spalvelė, tokia šviesiai violetinė, tokia labai graži iš arti, kai žiūri. Muniškėse augalų tyrimo stoty irgi yra pasėta soja bandymuose, irgi taip pat jau mairika, marzena jau žydi. Pas manęs dar taip nerandu, taip stačiai, taip jau, kad būtų su žiedais, bet aš manau, čia tik tai nedidelis laiko klausimas ir ta soja tikrai sužydės. Nes jau dabar tas laikas yra, kai soja pradeda žydėti. Tai va, praeitais metais, gegužės, jeigu neklystu, kažkur 13 lygtais ar 15 kažkas tai, yra ankstesni filmukai, čia pabandysiu įkelti tą nuorodą. Ten Remigijus Savickas man sėjo su Vadarštat Tempo, atlieka jisai Agro 5, lygtais jų yra tas įmonė vadinasi, ir atlieka tas sėjimo paslaugas. Šiemet sėjau su savo, paprasčiausiai buvo toks priimtas sprendimas, kad tiesiogiai sėsiu į nedirbtą žemę, nes pernai sėjau į dirbtą žemę ir padariau klaidą, kad neprivalau prieš sėją, nes buvo žemė sudirbta ten kažkur apie 15 cm. Ir kai atvažiavau su Vadarštat Tempo, jinai paprasčiausiai darė vagutės tokias. Tarpueilį buvo kalniukai, o pasisėjo soja į duobutės. Tai ką mes matome čia pasvaly sėta, tiesiogiai į ražienas, ten viskas gerai. Ten matomai čia Pasvalio rajone marzena sėta su Horš Maestro 45 cm tarpueilį. Žemė ten 30 balų, tikrai nėra gera, o soja atrodo taip, čia yra birželio 22, jinai aišku tarpueiliai atrodo tokie gan dideli, bet patikėkit, sakau, čia nieko baisaus. Iš pradžių tik tai atrodo baisu, kaip sakoma, kad lauką neuždengia. Bet jinai labai gražiai šakojasi, nežinau, liska pas manęs, tai jinai iš viso pernai įsišakojo beproto gražiai. O čia pavyzdžiui Panevėžio rajono liska, kur pasėta irgi taip pat birželio 22, tarpueiliai, sakykime, 12,5 cm. Ir tankoka, dėl to labai ištysusios jos ir naudotas dirvinis herbicidas plus korumas. Ir kaip minėjau, va šičia va, tam filmuke va, irgi akivaizdžiai matosi va šičia, kad va tarpueiliuose yra kalniukai, o tos, sakykime, soja pati, jinai vagutėse. Tai va čia va yra tas šiek tiek, sakykime, toksai kaip ir neramumas toksai man, sakykime, o daugiau tai ką žinau, kasinėjom, sakykime, Šakių rajone, ten birželio 13, soja irgi gan gražiai įsivyščius, sėta su Avatar, kas 25 cm, tiesiogiai naudotas korumas per 2 kartus po 0,6 panaudota. Ir vat jau ant šaknų akivaizdžiai matosi gumbelinės bakterijos, nes buvo naudotas inokuliantas Turbo N 120 iš Soja LT. Tai va. Ir pas manęs irgi dabar paprasčiausiai neturiu aš pas savęs pasiėmęs kastuvėlį, irgi kasiojam su Kazimieru, žiūrėjom, tikrai jau bakterijų randame, pirmosius gumbelius jau mes pilnai randame po 4-5 jau ir daugiau kai kuriuose randam jau. Tai
vadinasi, tas papildomas inokuliantas tikrai padėjo, nes praeitais metais aš savo pasitikėjau tik tai, kad inokuliuota buvo iš gamyklos apvelta. Gamykloje apvelė ją ten, sakykime, kažkur tai apie vasario mėnesį sėkla yra ruošiama ir apveliama. Ir sakykime, nu, jie ten aiškina, kad ir pusę metų gali išbūt, sakykime, svarbu, kad tik tai negautų tiesioginės saulės spindulių. Bet, nežinau, patirtis iš praeitų metų man rodo, kad pernai praktiškai aš tų gumbelinių bakterijų pas savęs nemačiau. O šitame lauke jau pilnai yra pas manęs gumbelinių bakterijų. Aš jau randu, nes aš papildomai dar apvėliau su Turbo N. Tai tokia šneka buvo, šnekėjom mes su Kazimieru, kad, sakom, gal galima būtų iš gamyklos pasiimti be to inokulianto, o panaudoti tik tai papildomai tą Turbo N. Bet kažkaip, nežinau, ten gal jau buvo jie čekai apvėlę, ar ten technologiškai negalėjo, tai negaliu aš to pasakyti, bet yra kaip yra. Tai va, tai jeigu dabar pasižiūrėjęs, va čia yra šitoj pusėje pas manęs mairika, o šičia yra marzena. Tai va, tai tos, sakykime, mairika, marzena, jos yra vienas iš ankstyviausių veislių šičia Lietuvoje, tos, kurios auga. Nu, jų yra, blemba, tiksliai nepasakysiu, kiek tų dienų skaitosi. Bet esmė yra tame, kad mairika yra pati pirma kuliama, sakykime. Nu, tai paimkime kaip pavyzdį, jeigu palankios sąlygos susidėsto kažkur, tai rugsėjo apie 15, jinai jau yra kuliama. Tai va, marzena, jinai yra kažkur tai po 10 dienų. Apie 20-25, sakykime, kažkur tai būtų mairika kuliama. O po to jau eina lyska kažkur tai jau rugsėjo pabaigoje ir paskutinis, aišku, eina brunensis. Bet jeigu taip pagal derlingumą, tai automatiškai taip ir gaunasi. Ta mairika yra pati ankstyviausia ir jos derlius yra mažiausias. Nors praeitais metais Kauno rajone buvo derlius suskaičiuotas irgi apie 3 tonas. Tai, sakyčiau, gan neblogas rezultatas, ta prasme, kaip į Lietuvai. Tarp kitko, jokių trašų nėra naudota. Ir čia pas manęs nėra visiškai jokių nei azotinių, nei kalio, nei fosforo trašų nėra naudota. Na, paprasčiausiai tikslas yra pagerinti dirvožemį, kuo mažesnėm sąnaudom išgauti. Nu, soja, jinai, kaip žinote, jinai yra azotą fiksuojanti. Ir va tos gumbelinės bakterijos, kur matote ant šaknų, kurios yra, jos tikrai yra gan įspūdingos, didelės, jos jau dabar raudonos yra, kai ją pergnybi. Tai ką reiškia, kad jos jau pasiruošę, augalai yra žydėjimui. Ir tikrai yra sukaupę nemažą kiekį azoto. O azotas, aišku, reikalingas augalo augimui, vystymui. Realiai jisai didžiąją dalį, sakykime, to sukaupto azoto jisai sunaudoja, bet nemažai jo ir palieka sekančiai kultūrai. Tai pas manęs, jeigu tai pasižiūrėtume tenais, kur pernai buvo soja pasėta, tai miežiai yra kažkur tai atiduota miežiam ten apie 80 veiklios medžiagos. Štai čia va yra miežiai, jeigu atmenat, iš po sojos pasėti. Irgi tiesiogiai buvo sėti su Gaspardo. Ir čia, kaip sakiau, azoto yra kažkur tai apie 80 veiklios medžiagos atiduota. Ir dabar čia taip atrodo. Veislė čia yra laureatė. Aišku, sakysit, kodėl ne kviečius, bet kviečius kaip tu pasėsi, jeigu aš čia nukūliau kažkur tai lapkričio mėnesį, kadangi pernai buvo tokie, atsiprašant, metai,
tiesiai šviesiai sušikti. Tai lapkričio mėnesį kažkur tai pradžioj kūliau soją. Čia va yra filmukas, būtent, kur kūliu savo soją. Ir, derlius pernai buvo neįspūdingas, ten virš tonas kažkur tona 600 kažkur tai, taip kažkur tai surinkau, bet daug paliko lauke paprasčiausiai, nes buvo šlapia, negalėjau nuleisti žemyn ir kaip minėjau, tie kalniukai tarpuvagiuose, tai buvo tikrai šokas, kai reikėjo kulti, bet yra, kaip sako. O yra labai didelė tikimybė, kad ir sekančiais metais to azoto bus likęs, nes pagal eilę metų, kaip sakoma, stebėjimų tų, kai, pavyzdžiui, iš po pupų visą laiką būna derlius geresnis sekančiais metais. Sakykime, iš po pupų pasėjai kviečius, kviečiai jie būna, neblogi, gražus, bet gražesnė būna sekančiais metais, sakykime, kai jau rapsas ateina. Tai va, tai tokie pastebėjimai būtų. Tai, sakau, jeigu ne tos pas manęs usnys, tie pudurėliai, kur yra, nors jie nukoroma, tas usnis šiek tiek biški pristabdė jos nugelto šiek tiek tų usnių pudurėliai tie, bet aš kiek žinau, kad nenuima visiškai usnių 100%. O tai šiaip tai ten tos visos kitos piktžolės realiai pavyko ją sukontroliuoti, tai nematau aš didelių problemų. Tai va, apibendrinant, galiu tik tai padėkoti jum už tokį, sakykime, dėmesį man, kiek mes esam susitikę su mano prenumeratoriais įvairiuose renginiuose. Tai labai dėkui už palaikymą jum. Ačiū visiems, kad jūs spaudžiat laikus, parašot komentarus, klauskit būtinai, ką žinosiu, tą atsakysiu, nesu aš ten kažkoks tai super mokslininkas, kuris galėčiau viską žinot, bet pasikonsultuoju pats. Važiuosiu vėl dabar ant dienų į Latviją, dar važiuosiu pasižiūrėti pas keletą ūkininkų, kurie augina soją. Gal kažką nufilmuosiu, tai būtinai įkelsiu, parodysiu, pasidalinsiu su jumis, tai dar kartą paraginsiu jumis, prenumeruokit mano kanalą ir žiūrėkit, ką nufilmuosiu kitose filmukuose. Tai va, ačiū labai visiems ir iki sekančio susimatymo. Ate! Štai mano liucerna nupjauta. Šiandien turėtų suvežti. Orai dabar karšti, gražus. Tai manau, kad pavyks susitvarkyti. Derlius matosi tikrai neblogas. Biški šiek tiek nusitempė, susivėlavo. Bet nieko nepadarysi. O kiek pempių.